turbūt reikėtų pasakyti, kad kūnas yra unikali sistema dėl kelių dalių. Tai visų pirma, kad išsivystė, kaip kūnas išsivystė, turbūt mes iki šiol to evoliucinio atsakymo neturim, todėl kad sakyti vien dėl to, kad tai buvo atsitiktinumas, yra turbūt netikslinga, todėl kad būtų per daug atsitiktinumų. Nes jeigu vien paimsim akį kaip optinę sistemą ir jeigu išsivysto akis kaip kompleksinis objektyvas, tai dar reikia suprasti, kad tas objektyvas turi būti sujungtas su analizės centru. Ir kad čia įvyktų tiek daug atsitiktinumų, kurie suvestų į tai, kad visa ta sistema įsivystė kartu su analizės centru ir integruotų į visą mūsų nervų sistemą, tai turbūt tų atsitiktinumų turi būti per daug ir viskas užtruktų per daug ilgai. Tai būtų viena pusė, tai kūno kaip kompleksinės sistemos klausimas. Toliau visi tie energetikos dalykai, tai būtent mitochondrijos, kurios aprūpina ne tik ląstelę, bet ir kūną, pagrindinė energetika, tai adenizinis trifosfatas, pagrindinė energetinė valiuta mūsų kūne. Tai pilno atsakymo taipogi nėra, sakykime, mitochondrijos apskritai yra labai įdomi organelė, kadangi tai yra vienintelė organelė, kuri turi savo genetiką, tai turi savo chromosomas, kurios yra perduodamos per būtent moterišką arba motinos liniją. Ir čia vėl yra tam tikri unikalūs dalykai, ką vėlgi mokslas ne visai sugeba paaiškinti. Ir dėl to galima, sakykime, žmogų atsekti iki ten maždaug 170 000 metų atgal, kad turim vieną kaip ir protėvį, ta moteris gyveno kažkur Afrikoje, bet nebūtinai jinai buvo viena, tai kitaip tariant, eina kalba, kad didžioji dalis žmonijos yra protėviai būtent iš to šaltinio. Toliau, kad kūnas kaip organų sistemų, biologinių sistemų struktūra funkcionuoja taip, kad kartais ląstelė turi nusižudyti vardan viso komplekso. Tai vėlgi yra tokie klausimai, kurie iki šiol mokslininkus domina, kaip tai vyksta ir kaip tai yra nustatoma, bet kalbant apie tai, iš karto galima pasakyti, kad žmogaus atveju nemirtingumas skamba labai įdomiai, todėl kad jeigu kalbėsim apie nemirtingą ląstelę, tai nemirtinga ląstelė yra onkologija. Tai vėlgi tas nemirtingumas žmogaus atveju yra toks didžiulis klaustukas ir vėlgi įdomi labai tema padiskutuoti. Tai čia yra tie, vadinkim, tokie šiek tiek filosofiniai, bet kartu evoliuciniai, fiziologiniai klausimai, kurios ne visada turim tiesius atsakymus. Šiek tiek paprasčiau yra su struktūra, tai yra vadinamos raumeninės grandinės ir fascijos, kaip mūsų kūnas yra apjungtas į visumą. Ir aišku, čia neužmirštam nervų sistemos, integruojančios dalies ir būtent dėl nervų sistemos veiklos yra įskiriamos tam tikros prioritetinės zonos. Tai prioritetinės zonos, jeigu kalbėtume apie mūsų kūną, tai visų pirma pėda, nes stovime ant dviejų kojų, vaikštome, judame erdvėj. Pėda yra labai įdomi, nevertui Renesanso genijus Leonardo da Vinčis yra pavadinęs pėdą vieną nuostabiausių architektūros, žmogaus architektūros stebuklų. Toliau tokia antra prioritetinė zona yra mūsų kaklas ir kaklas dažnai šiais laikais yra šiek tiek užmirštamas
Ir užmirštamas visų pirma todėl, kad mes labai daug sėdime, nejudame pakankamai, nejudame taip, kaip turėtume judėti. Ir ne veltui kino medicinoje kaklas yra vadinamas tiltas tarp dangaus ir žemės, tai apjungiantis galvą su visų kūnu. Yra daug anatominių struktūrų, kurios yra svarbios, tai visų pirma nervai, kraujagyslės, ir tos pačios stuburo smegenys einančios per kaklą, kas vėlgi apjungia mūsų kūną. Ir tada dubuo kaip pamatas. Tai kitaip tariant, mes turim struktūriškai 3 pamatinės tokias zonas prioritetinės, tai yra pėda, viršutinė kaklinė dalis ir dubuo. Ir jos tarpusavy sąveikauja pagal neurologinius principus. O vėliau įsijungia ta fascijų raumenų sistema, kuri veikia tiek statikoje, tiek dinamikoje. Tai dinamikoje toksai vedantis stereotipas yra tas vadinamas kryžminis stereotipas, kaip mes vaikštome. Tai, sakykime, kairys petys yra susietas su dešiniu klubu, dešinys petys su kairiu, tai būtent tas kryžminis, vadinkime, judesio stereotipas. Ir priklausomai nuo to dėliojasi toks įdomus paveikslas. Ir todėl pasakyti, kad viskas labai paprasta ir ten užtenka patempt kažkokią gumą, pakelt kažkokį svorį ir čia viskas įvyks, turbūt ne. Tai čia reikėtų prisiminti Vladimiro Jandos, vieno iš čekų funkcinės medicinos, aš sakyčiau, genijų, kuris savo laiku pasakė, kad mes turime labai, tai buvo 80-ieji praeito amžiaus metai, pasakė, kad pagrindinės problemos ir skausmai raumenų skeleto sistemoje kyla dėl to, kad tiesiog mes judame nepakankamai ir judame nepakankamai įvairiai. Tai jo frazė dabar kartojama dar kartą tai prisimenama. Tai reikėtų įvertinti ir kiekvienam iš mūsų turbūt prisiminti.